Sveiki, šiandien parodysiu, kaip galim pakeisti automobilio spalvą. Taigi, pasirinkam Magnetic Lasso Tool ir apibrėžiam savo visą mašiną. Taigi, kai jau apibrėžiam savo visą mašiną, tai su Magnetic Lasso Tool pažymim trečią vietą, tai ten, kur yra šitie visi kvadratėliai, tai trečias, tai yra subtract from selected, tai yra, kad kurias vietas pažymėsim, tai spalva nepasikeis. Tad pažymim langus. Taip, dabar pažymim farus. Na ir dabar visi kiti dalykai, tai pas mane yra numeriai, tai irgi jos apibrėžiam. Na, galim ir šį čia apibrėžti. Taip. Dabar einame image adjustments ir Hoist Doraton ir pažiūrėjom šį čia colorize ir keičiam spalvą. Spaudžiam OK ir einame select ir deselect ir matau, kad pakeitėm spalvą. Taigi, ačiū už dėmesį.